Natūralus mineralinis vanduo Rasa Light Minerals. Kasdienai visai šeimai. Apie pirmąjį reportažą daug kalbėti neverta. Vaizdai ir emocijos kalbės už save. Su Vaikų gynimo diena sveikiname visus vaikus. Šiandien tarptautinė Vaikų gynimo diena. Viena gražiausių švenčių, kuomet atsigręžiame į vaikus, jų poreikius, permastome ar duodame jiems tiek, kiek jie verti, ar skiriame jiems pakankamai laiko, dėmesio, šilumos ir meilės. Tačiau, kad ir kaip būtų gaila, jei šalia esantiems savo vaikams šios pamatinius dalykus galime kompensuoti, pasaulyje vis dar yra nelaimingų, patiriančių smurtą ar kitaip nepelnytai skriaudžiamų vaikų. Todėl šią svarbę dieną kartu su mūsų laidos vedėja Laura, kuri Vilniaus kūdikių sutrikusio vystymosi globos namuose lankosi jau ne pirmą kartą, negalėjome aplenkti tų, kuriems dėmesio ir šiai dienai skirtos šventės reikia labiausiai. Čia užsukus vieną kartą turbūt nebegalvoti apie tos vaikus, jie yra prieš akis, kai tu kažką darai, ar turi laisvo laiko, kažkodėl tai prisimeni juos, ir galvoji, kągi tu galėtum vėl atnešti čia, į tuos globos namus, arba bent ateit pamatyti juos ir apkabinti. Vaikai į šiuos globos namus patenka dėl įvairiausių priežasčių, kai kurios jų daugeliui nesuvokiamos ir nepaaiškinamos. Vaikai čia turi daug ką galima nusipirkti, jie turi ir vienas kitą, auklėtojas, kurios rūpinasi jais kaip tik gali, tačiau artimųjų deja neturi. Todėl tokie žmonės kaip Laura, galintys dovanoti dalelę savęs, čia labai laukiami. Tik tais gaila vieno dalyko, kad tu negali jiem daugiau duoti, negali duoti jiem tiek, kiek gali duoti mama. Iš tikrųjų, čia galbūt yra tas esminis dalykas, kuris mane kankina, bet aš suprantu, kad aš negaliu jiem visiems padėti, bet aš galiu padėti jiem šypseną, galiu padėti gerų žodžių ir galiu padėti prisilietimu, galiu padėti kažkokiais gražiais dalykais, kuriuos mes galime atnešti čia į globos namus. Kūdikių globos namuose gyvenančius vaikus padaryti nors kiek laimingesnius išties nesudėtinga ir paprasta. Jiems tereikia artumo suaugusio žmogaus, kuris paglaustytų galvą, prie kurio būtų galima prisiglausti, pabučiuoti. Tuomet vaikai savo mažame pasaulyje jaučiasi saugesni. Vaikams kiekviena diena turėtų būti kaip mažytė šventė, kad kuo daugiau gerų emocijų, ypatingai aš dirbu šitoje įstaigoje, tai yra aš gyvenu šitoje įstaigoje, gyvenu su šitais vaikais, tai yra mano vaikai. Ir kiekviena, kad ir mažiausia smulkmena, jiems suteiktas džiaugsmas, galų gale atėjimas į grupę, paėmimas už rankos ir išvedimas kažkur taip galų gale pas mane į kabinetą, saldainio davimas. Tai yra, jiems yra ta mažytė šventė ir kiek įmanoma mes tai stengiamės duoti šitiem vaikam. Ir mažų švenčių, ir didelių švenčių. Šiandien bus didelė šventė. Kokia tavo svajonė? Ko tu labai norėtum? Klaunų kažkokiu. Klaunų. Pamatysi, šiandien klaunai išsipildys tavo svajonė. O dar, ko norėtum? Apie ką tu labai galvoji? Aš noriu dėl balionų kažkokiu. Balionų? Gausi ir balionų, ko dar nori? O saldumynus jūs mėgstat? Mėgstam. Mėgstat? O kokius mėgstat saldumynus? Saldainių. Šokoladą. O džiaugsitės, kai apačioje bus daug saldumynų? Taip. O ką tu mėgsti? O kaip čia pristatė man? Ledų. Ledus tu mėgsti. Ilgai ir su nekantrumu laukta šventė į kūdikių globos namų kiemą pagaliau atėjo. Vaikai paruošė savo šokį, dainelę ir sulaukė svečių. Klauno, kurio tyriukai prikaustė mažųjų dėmesį, privertė juos be paliovos šypsotis, juoktis ir džiaugtis šią dieną. O, ant šito laikysis. Daug balionų, tortas ir skanėstai ne ką mažiau nudžiugino mažuosius, o dar smagiau buvo tai, kad tądien visų gardumynų vaikai galėjo ragauti, kiek akytės matė ir širdutės geidė. Kadangi šita šventė, Vaikų gynimo diena, yra labai tampriai susijusi su vaikų svajonėmis, tai norėčiau pasakyti, kad vaikučių pati didžiausia svajonė yra turėti mamytę ir tėvelį. Ir labai norėčiau kreiptis į tas šeimas, kurios galvoja apie vaikų įvaikinimą, apie vaikų globą, kad pradėtų tą procesą šiandien. Tėvai, namai, kasdien apkabinančios rankos yra pati didžiausia šių vaikų svajonė. Turėti galimybę būti laimingas, jausti meilę, dėmesį, šilumą ir jaustis saugus nusipelnė kiekvienas į šį pasaulį atėjęs vaikas nuo pat pirmųjų savo gyvenimo dienų. Ir šios teisės niekas neturėtų iš jo atimti. Deja.
O reportažą labai norėtųsi baigti dviejų moterų, nuolat besirūpinančių ne tik savo, bet ir kitų vaikais, nuoširdžiais linkėjimais. Labai norėčiau pasveikinti visus vaikučius. Ne tik mūsų namuose gyvenančius, bet aplamai visus vaikučius su šita gražia švente ir palinkėti jiems, kad lūpytės nepaliaujamai šypsotųsi, kad akys jų spindėtų, kad širdelės džiaugtųsi, kad būtų kuo daugiau gerų emocijų visiems vaikučiams. Tai yra pats didžiausias gėris šitame pasaulyje, mūsų vaikai. Norėčiau jiems palinkėti, kad jie nepaliautų šypsotis, kad jie nepaliautų džiaugtis, kokios be būtų sąlygos, ir kad jie nepaliautų svajoti. Ir žinoma, gyvenimą matytų širdimi, nes, kaip pasakė Antuanas de Saint-Exupéry, svarbiausi dalykai akimis nematomi. Ir visas gyvenimas tada bus turbūt, aš tikiuosi, tiem vaikam bus šviesus ir gražus.